metų kūrėjas, pats šauniausias 2013 metų kultūros darbuotojas ir pats širdingiausias 2013 metų kultūros mecenatas. Kas jie ir kodėl jie šio vardo nusipelnė? Sėkmingiausio kūrybinio projekto nominacija suteikiama už dailės, muzikos, teatro, šokio, literatūros, kino ir kitose kūrybos srityse pasiektą išskirtinį rezultatą, sukurtą meno kūrinį. O šio vardo verti skulptorius Andrius Janulis, sukūręs animalistinių metalų skulptūrų ciklą, Ukmergės muzikinės kultūros draugija Kantilena ir jų projektas kūrybinė programa skirta dalyvavimui konkurse festivalyje Canta al Mar 2013 Ispanijoje, dailininkė Laima Dzigaitė ir jos kūrybos paroda su žolyno ženklu, taip pat Katino Murklio lėlių teatras ir jų sukurtas bei suvaidintas spektaklis Visi kiti, tautodailininkas Rimantas Zinkevičius ir jo projektas Kryždirbystės tradicijų tęsimas, kryžių atkūrimas ir pastatymas senosiose Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos Lyduokių nuotekų Jogilų ir Jodausių kaimų kapinėse, bei jaunimo muzikos klubas Rokmergė ir jų muzikinis projektas Ukmergė, miestas ir muzika video klipuose. Sėkmingiausias 2013 metų kūrybinis projektas tai Ukmergės muzikinės kultūros draugijos Kantilena parengta žavinga kūrybinė programa, su kuria moterų vokalinis ansamblis Kantilena dalyvavo konkurse festivalyje Canta al Mar Ispanijoje ir grįžo iš ten su sidabro medaliu. Kviečiame Ukmergės muzikinės kultūros draugijos Kantilena prezidentę, vokalinio ansamblio Kantilena vadovę Daivą Sepetienę į sceną, o gerbiamą merą įteikti apdovanojimą. Labai stipriai lietuviška daina plaka mūsų širdyse. Ir labai džiaugiamės ir esame dėkingi, gavę šį apdovanojimą. Labai esam laimingas. Ačiū. Ir dabar norėtume, kad mūsų šią šventę papuoštų Kantilenos ansamblio balsai.